Dėmesio. Svarbi informacija turintiems dujinius ir šratinius ginklus. Labadiena. Esu Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato licenziavimo skyriaus viršininkas Julius Vaiškūnas. Šiai dienai norėčiau pristatyti ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2011 metų kovo 1 dienos. Kaip minėjau, nuo tos dienos dujiniam ginklams skirtiems šaudyti guminiais šratais yra numatyti leidimai. Tai visi, kas pageidaujate įsigyti tokius ginklus, turėsite gauti leidimą. Tai yra, tarkim, ginklas skirtas šaudyti Flobert tipo šoviniais. Minėtam ginklui taip pat reikalingas leidimas nuo, kaip minėjau, kovo 1 dienos. Taip pat yra dujiniai ginklai, kurie šaudo tiek garsiniais šoviniais, tiek šoviniais su dujų užtaisu. Prie minėtų ginklų, kuriems reikalingas leidimas, taip pat yra ir ginklai, kurie šaudo guminiais užtaisais. Tai gali būti revolveris, gali būti pistoletas. Tai yra to ginklo šovinys ir minėto ginklo pavyzdys. Taip pat nuo minėtos datos leidimai yra reikalingi ir senoviniam ginklam. Mes turime tokį vieną pavyzdį, tai yra senovinis revolveris, tiksliau jo yra replika, minėtam ginklui taip pat reikalingas leidimas. Šis ginklas užsitaiso būtent šratuku. Minėtus ginklus reikėtų atvykti užsiregistruoti į policijos komisariatą iki 2014 sausio 1 dienos. Po 2014 metų sausio 1 dienos tokio ginklo turėjimas užtrauks baudžiamąją atsakomybę. Taigi bus traktuojama toks ginklo turėjimas lygiai taip pat kaip neteisėtas kovinio ginklo turėjimas. Taigi rekomenduoju būtinai susitvarkyti dokumentus iki tos dienos ir nelaukti paskutinio momento. Papildomos informacijos galite gauti aplankę tinklalapį vilnius.policija.lt leidimai arba paskambinę telefonais 852 71 6213 ir 852 71 6214.